Taip, atėjau į kolibrio metodą patobulinti anglų kalbos žinias. Aišku, nesu nuo nulio, taip, šiek tiek esu susipažinusi ir kalbanti, bet tokio laisvumo tikrai norėjau įgyti. Ir kuo man patiko šis metodas, tai būtent tai, kad man labai patiko kairiojo ir dešiniojo pusrutulio derinimas. Tai va tas padėjo atsipalaiduoti ir laisviau jaustis. Šitas buvo man labai svarbu. Kad iš tikrųjų ir vieninteliai mokymai, kur galva neskaudėdavo. Išeini visą dieną čia būdamas ir namuose perini galva neskauda. Tai reiškia, kad tas kairysis ir dešinysis pusrutulis kažkaip sugebėjo susibalansuoti. Šiaip visą laiką galvoju ir žinau, kad esu sėkmingas žmogus. Bet kolibrio metodas man padėjo įrodyti, kad aš ir anglų sugebu. Aš galvoju, kad aš esu sėkminga ekonomikoje, aš esu sėkminga versle, bet kolibrio metodas padėjo man įsitikinti, kad aš galiu ir su verslo partneriais bendrauti, ne tik tai šuniko kalba, bet ir pati kalbėti, viską papasakoti. Mane per savaitę padarė tai, ką aš nuo mokyklos laikų, per įvairius kursus, tiek finansinė prasme išleista, tiek ir laiko prasme buvo labai daug išleista ir aš buvau praradus. Tai išmokti laikus, aš to tikslo nebekėjau. Čia esu Saulius Puzinas. Kaip ir daugelis mūsų, manau, kad praleidom nuostabią savaitę, netgi daugiau truputėlį negu savaitę. Su įžanga tai buvo 9 dienos, kurios mano gyvenime turbūt paliko vieną iš didžiausių įspūdžių. Iš aplamai kažkokių kada nors gyvenime lankytų kursų, noro užsidegimo gauti žinių ir didžiausia galbūt spyrė į tą vieną vietą, į kurią niekad nenori įsispirti, tolimesniam gyvenimui. Kas liečia anglų kalbą, tai manau, kad tai tikrai yra puikiai kalba ir ją tikrai nėra sunku išmokti, tik reikia labai to norėti. Tai būtų trumpai tiek. Aš esu labai patenkintas, dėkoju karaliai, kad jisai suteikė mums galimybę suprasti, kad mes esam, kas mes tokie esame aplamai. Ačiū Jums. Kaip kolibrio metodas? Super. Jaučiat, kad patobulėjat anglų kalboje? Ką reiškia patobulėjau? Iš tiesų, tai aš nesu niekur mokiusis anglų kalbos, niekada. Mokykloje mokiausi prancūzų. Anglų bandžiau kokią savaitę ir per tą savaitę sugebėjau išmokti kokią 15 žodžių. O čia, aš nežinau, paprastai pasakius, aš apšalus. Dėl to, kad iš tikrųjų visus pagrindus tikrai gavau ir dabar tikrai žinau, kaip aš savarankiškai toliau galėsiu mokyti. Ir pats didžiausias įspūdis tai toks, šiandien kalbamės ryte su kolegė ir sakom, kas bus po to, kai išeisim, nes tikrai labai smagiai praleidom laiką ir visą laiką ta motyvacija mokytis buvo labai didelė. Bet dabar mes kalbėdamos sakom, kad visą savo laisvalaikį tu jau planuoji ir žinai, greičiau į namus ir greičiau mokytis. Va čia yra super ir aš galvoju, kad po mėnesio tai aš... Kalbėsit laisvai, ne? Supratau, žiūrėkit, kad mokėtės kalbėti savaitę ir išmokot 15 žodžių. Dabar mokėtės šiandien 10 diena, teisingai. O kiek dabar išmokot taip apytiksliai žodžių? Sunku pasakyti, jeigu jau taip užmuštai, tai jau aš 500 tai tikrai, bet galvoju, kad aš jau žinau daug daugiau, tiesiog įvardinti negaliu, bet aš niekada nemokėjau dėlioti sakinių, o dabar aš suvokiau laikus ir viską, ir tikrai žinau, kad savarankiškai mokytis po šitų kursų tikrai laisvai gali. Supratau. Ačiū labai. Ačiū Jums. Ką galiu pasakyti apie kolibrį? Na, tik teigiamai galiu pasakyti, man patiko, man labai patiko. Ir galiu pasakyti, kad tikrai aš daug ką išmokau, pasimokiau ir aš manau, kad aš tikrai gerai kalbėsiu. Nes aš 30 metų svajoju jau išmokti anglų kalbą. Svajoju ir stengiuosi mokytis ir tiesiog irgi išvažiuodavau savaitį kur nors, ten pasiimdavau mokytoją, 1-2 su mokytoju savaitę, kur nors prie jūros ar miške, užsidarydavom, zubrindavom, mokydavomės
Ir visa tai neduodavo rezultatų. Neduodavo, užmiršdavo vėl, nenaudodavo viskas. Paskutiniu metu tenka daug įvažiuoti komandiruotis į užsienio šalis. Tikrai su save kaip baltą varną. Visur turiu tempti su savim arba šeimos narius, kurie šneka angliškai vaikai, arba kolegos. Bet žinot, visi jie turi savo, reiškia, bendrystės ryšius, jie nori patys bendrauti, jie nori su kitais ir aš vėl palieku ir vėl tai ten ateina vieną kitą žodį, man tai išverčia, o aš turiu vis tiek, bandžiau partizaninių metodų šnekėti ir susipindavo rusų, lietuvių, anglų ir rankų gestai, žodžiais kažkaip tai susišnekėti, bet tai man maža, aš noriu gerą bendravimą, aš noriu mokėti kalbą, norėjau visada ir štai, kad aš išgirdau apie tą metodą, persiskaičiau. Ir aš gavau kaip iš Dievo tiesiog, aš tiesiog gavau paliepimą tokį ir iš vidaus, tokį balsą, kaip man Dievas sako, arba dabar, arba niekada. Arba dabar, arba niekada, sako. Aš net nustebau, kaip čia dabar, arba niekada. Jis tiesiog važiuosiu, aš net nesigilinau. Aš iš karto paskambinau, užsiregistravau, užsimokėjau dalį ten ir prieš mėnesį, ir net nežiūrėjau, nelaukiu ir išvažiavau komandiruoti į Bulgariją. Grįžęs į komandiruotę. Tai jau čia, žinoma, aš niekada stebuklais netikėjau ir nelaukiau stebuklų, stebuklų žinoma nėra, darbas, bet kas man patiko čia, kad reiškia, tai tikrai malonu dirbti, kada visada mokysi su tokiu įtampa, mokysi visada taip įsitempęs, kad išmokti kažką tai kalti, o čia paprasčiausiai atsilaisvinęs, atsipalaidavus, reiškia, su malonumu tai darai. Ir laisvai tai darai, ir priėmė laisvai, ir žinot, ir aš čia gavau tai, ką aš per 30 metų negavau, per tas 10 dienų. Ir išmokau tiek, kiek aš per 30 metų mokinausi, viskas išmokau. Tad aš tikrai manau, kad aš kalbėsiu, ir labai gerai kalbėsiu angliškai. Ir netgi turiu jau net planų, kad antrą kalbą imsiu ispanų. Super. Na tiek, ir visiems linkiu taip pat siekti troškimų ir tikrai, o jeigu mes norėsim, tikėsim, tai ir gausim. Ačiū Jums labai. Labą dieną. Labą dieną. Kaip Jums sekėsi Kolibrio metode? Puikiai, nuostabiai sekėsi iš tikrųjų. O kaip rezultatai Jūsų? Rezultatai. Aš manau, kad rezultatai yra geri, todėl kad aš galėjau pasitikrinti tiesiog tai, ką aš žinau. Kolibrio metodas iš tikrųjų tai man padėjo iš atminties ištraukti tai, ką aš žinojau ir pasitikrinti, ar ne, ir plus dar aš gavau naujų žinių ne tik tai, kad aš išmokau naujų žodžių, aš suvokiu gramatiką anglų kalbos, kur galvojau, kad aš niekada jos neįvaldysiu dėl to, kad ir tas laikas, ir visko labai daug, ar ne, bet aš ją suvokiu ir tai yra gerai, todėl kad aš dabar turiu dar didesnį stimulą mokytis, dėl to, kad tai, ką supranti, gali mokytis, ar ne. Tai yra labai puiku, pats metodas yra labai geras, labai puikus ir ne tik tai anglų kalbai ir visoms kitoms kalboms. Ir kas pats seminaras organizuotas taip, čia tiesiog esi ištisinė malonume, ar ne, kurį norisi grįžus pratęsti namo, pavalgai, atsijungi šiek tiek ir tada einu mokytis, ko niekada nebuvo, nes kursų aš lankiau ir vienus ir kitus, ar ne, ir kai užduoda namų darbus, tai praktiškai darbe paskutinę minutę kažką tai pasirašai viskas, nes nėra to stimulo, nėra mokytis. O dabar čia iš tikrųjų grįžti ir sakai, aš noriu mokytis, tai yra gerai. Ačiū labai Jums. Laiką praleidom ypatingai smagiai, ypatingai šauniai, net sunku patikėti, kaip kas buvo pradžiai galvota. Galvota, tai aišku, tikėtasi buvo labai daug ir visko, ir iš tikrųjų tas pozityvus kursų praėjimas, praleidimas, prabuvimas, besimokant labai greit laikas prabėgo ir iš tikrųjų naudos neįkainuojamos gavome. Ačiū labai Algirdui Karaliui, tai yra dėstytojas numeris 1, ko gero Lietuvoje anglų kalbos. Yra tekę kursus lankyti ir seniau, bet šiuo atveju nėra ką net lyginti, kas yra čia gauta ir į ateitį visą perspektyvą nutiesta, žodžių mokslo daugiau anglų kursų jokių tikrai nereikės, 100% tai žinau. Ta, ką turiu, jeigu savo leisiu, tiksliau savo neleisiu, aš jau kai pradėjau, tai jau varysiu iki galo. Nebus to, kad savo leisiu kažko tai pailsėti ar viskas.
mano kryptis aiškiai gyvenime dėl anglų kalbos. Šiaip rekomenduočiau iš tikrųjų, kas turit galimybę, laiko, nes tai reikalingas laikas, vis dėlto savaitę kaip ir kažkur tai darbus reikia atidėti, pasiryžti vien tik tai šitam reikalui, mokymuisi. Jeigu turit galimybę tokią, prašom, tikrai nepasigailėsite. Iš visos grupės praktiškai negirdėjau nei vieno žmogaus, kuris būtų nepatenkintas. Sėkmės karaliui Algirdui, sėkmės mums. Ačiū. Ačiū, Mindaugai.